Labą dieną visiems susirinkusiems, ekscelencijos, Seimo nariai. Taigi, gal nežiūrėkime į visus kaip į priešus, visus mes juos mylime, bet situacija tokia įdomi. Mano pranešimas paimtas iš Konstitucijos 26 straipsnio tėvų nevaržomų rūpinimosi vaikų globotinių, religinių ir dorinių ugdymų. Taigi aš bandau išanalizuoti, kokias mes turim galimybės tam. Ir iš tikrųjų, tai, ką aš dabar analizę, kurią aš jums parodysiu, aš priejau tokios išvados, kurią išdėjau iš karto. Taigi trumpa priešistorė, kaip rengimas šeimai ir švietimo ministerijoje, švietimo sistemoje buvo pradėta 2000 metais, universaliosios sveikatos bei rengimo šeimai lytiškumo ugdymo programoje. Aš turiu pasakyti, kad aš visose šitose trijose dalyvavau darbo grupėse. Tai iš arti mačiau visą vyksmą. Tai reikia pasakyti, kad 2000 metais jinai nebuvo iš viso vykdoma, buvo išleista atskirų leidimų ir kiek mes važinėjom per mokyklose jos nebuvo gavę. Rengimo šeimai lytiškumo ugdymo programa 2007 metais patvirtinta ir reikia pasakyti, kad tai, kas ten vyko tikras mūšis. Tik tai akmenimis nesilaidė, bet žodžiais buvo laidomas ir buvo nepaprastai sunku. Ir 16 metais buvo dar sunkiau. Tačiau programoje rengimo šeimai lytiškumo ugdymai 7 metų ir 16 metų, taip vadinamo šlurš, buvo sudarytos darbo grupės, rengimo šeimai darbo grupės, kurios buvo pradedant nuo vyskupų konferencijos, nacionalinės sveikatos tarybos, tolerantiško jaunimo. Tai buvo, kaip pasakyti, tokia plati koalicija su visiškai skirtingomis pažiūromis, bet pavyko susitarti. Kaip pavyko taip, tokį 2007 metais mums pavyko netgi išleisti knygą, metodinę literatūrą, vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas. Reikia pasakyti, kad ministerija laviravo tarp prigimtinės lytiškumo sampratos ir socialiai sukonstruotos. Ir iki, įsivaizduokit, reiškia, netgi sugebėjo surasti pinigų ir šitą išleista buvo ne iš rengimo šeimai kažkokios tai programos, kurie pinigų nebuvo skirta, bet buvo išleista iš prekybos žmonėmis prevencijos. Ir visų linksmoji dalis buvo, kad šitą knygą, kurioje skirta mokytojams, jinai buvo svarstoma Seimo švietimo komitete. Metodinė knyga, svarstoma Seime, neįmanomi dalykai. Ir buvo visa pati linksmoji dalis, kad šitai knygą įvadą rašė reprodukcinės industrijos apologetas daktaras Klimas, kuris yra koncentrologijos ir vienas iš dabartinių, kuris stengiasi prastumti taip pat reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Ir kaip matot, jo rašymas jokiais patikimais moksliniais duomenimis nepagrįsta informacija apie tariamo aborto žalą. Tai yra nežalingas procesas, kontracepcija nežalingas procesas ir taip toliau. Taigi čia buvo linksmoji dalis šito vietoj. Recenzijas rašė visi, kas netingėjo, o mes privalėjom atsirašinėti į kiekvieną sakinį. Tai praktiškai atsirašinėjimo yra daugiau negu kad pati knyga. Taip pat 16 metais prieš pradedant, jau kada jau vyko pats darbas darbo grupėje vyko darbas labai sudėtingas ir sunkus, tikrai balsavom dėl kiekvieno sakinio. Tėvai kreipėsi, 55 nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į švietimo ministeriją, kad jos nori vis dėlto šeimos palaikymo, o ne socialiai sukonstruotos lytiškumo sampratos. Ir aišku, 23 metais startuoja gyvenimo įgūdžio bendroji programa. Tai jeigu turiu pasakyti, kad šitoj programoje jos kūrime nedalyvavau, bet manęs pati švietimo ministerija paprašė paduoti paraišką ir sudalyvauti sveikatos ugdymo programos konkurso, kuri turėjo tęsti šitą gyvenimo įgūdžių programą, nes gyvenimo įgūdžių programa buvo iki 10 klasės tik tai. Tai turiu pasakyti, kad kūrėjai šitos programos pasielgė labai išmintingai. Pirmiausia, jie nesudarė darbo grupės plačios, jie tiesiog paskelbė konkursą. Žmonės, kurie dalyvavo darbo grupėje ir kurie būtent pritarė prigimtiniai lytiškumo sampratai, jau buvo atsikandę tų dviejų
7 ir 16 metais jau buvo nuvargę ir sakė, tikrai daugiau kojos į švietimo ministeriją nekišim. Ir aišku, kad laimėjo šitą konkursą įvairovės namai ir visi kiti. Kada manęs paprašė, ne savo norų, buvau paprašyta sveikatos ugdymo programą parašyti, mes ją parašėm su komanda ir komisai viskas baigėsi, turbūt žinot, didelių skandalų. Todėl, kad mes sudėjom visą tai, ko nebuvo gyvenimo įgūdžių programai. Tai yra, mes įrodėm, kad vyras ir moteris yra skirtingi, bet vienodai vertingi, kad lytiškumas yra meilė ir vaisingumas. Ir aišku, pasipylė tada, kad teologų sukurta programa tik į šiukšlyną. Taigi, jeigu nebūtų išmetę tos programos į šiukšlyną, tai buvo politinis sprendimas, aš niekuomet nebūčiau taip atidžiai pasižiūrėjusi gyvenimo įgūdžių programą. Kas ten yra? O programa parašyta, sakyčiau, labai išmoningai. Tai yra viskas paslėpta. Ir todėl suprasti, kas ten yra, reikia daryti kontekstinę analizę. Reikia žiūrėti savokas, kurios naudojamos, bet jos atskleistos kitose dokumentuose. Reikia žiūrėti, kas yra rekomendacijose, kas yra autoriai. Ir pirmiausia, tai reikia pasakyti, kad Lietuvos tėvai, Lietuvos šeimai, tai yra reprezentatyvus tyrimas, atliktas Vilmorus, aiškiai pasisako, kad tėvai nori, kad vaikams parinkti lytiškumo ugdymo turi pagal savo įsitikinimus. Ir tai yra 59%. Tėvai sako, kad lytiškumo ugdymą susijęti su atsakingai su santuoka ir šeima atidėti toliau, nekalbėti apie paauglių lytinius santykius. Reikalavimą neteisėtai atšaukti ministro įsakymą dėl gyvenimo įgūdžių programą pasirašė net 100 000 Lietuvos piliečių. Lygiai taip pat našta šeimos rašė ne vienkartinį raštą. Lygiai taip pat buvo raštai rašomi, tėvų raštai rašomi Seimo švietimo komitetui. Švietimo komitetas rašė ministerijai taip pat savo patarimus, kad neišmesti sluršo, neatšaukti sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programos. Taip pat pati ministerija, atsakydama į tėvų raštus, rašė, kad tikrai mes integruosim rengimą šeimai ir lytiškumo ugdymą. Tikrai bus integruota. Taigi prieš tai paaiškinti ir suprasti, kad tai nėra lytiškumo ugdymas, reikėtų vis dėlto pasakyti labai paprastą dalyką, kad lytiškumas tai yra pasaulėžiūrinė kategorija. Ir kaip atskirti, kuri yra, tai, sakykime, tai prigimtinė remiasi binarinė lyčių sistema, vyras ir moteris. Vyriškumas yra žmogaus buvimo būdas vyriško arba moteriškų būdų. Ir kaip sako katalikiško auklėjimo kongregacija, tai lytiškumo tikslas yra meilė ir vaisingumas. Jos yra viena kitą implikuojančios ir viena kitą reikalaujančios reikšmės bei vertės. Tai yra meilės ir vaisingumo neatsiejamumas. Ir grįstas binarinė lyčių sistema. Socialiai sukonstruotas lytiškumas yra grįstas tapatybės, lyčių vaidmenų, seksualinės orientacijos, intimumo, malonumo, reprodukcijos aspektais. Tai yra tik tai viena sfera - seksualinė sfera. Taigi turim, o lyties tapatybė, kaip apibrėžia Europos taryba, tai yra asmens giliai jaučiančio individualios lyties patirtis, kuri gali būti arba gali sutapti arba nesutapti su lytimi gauta gimimo metu. Taigi, lytiškumas yra pasaulėžiūrinė kategorija, iš vienos pusės jinai remiasi binarinė lyčių sistema, vyras ir moteris, jis yra nekintantis, iš kitos pusės yra socialiai sukonstruotas, kintantis, būk, kuo tu nori būti ir grįstas nebinarinė lyčių sistema. Taigi viskas labai paprasta, kaip tai atskirti. Ir aišku, kad rengėjai, čia jūs matot pagrindinė rengėja, viena iš pagrindinių rengėjų, tai jinai aiškiai sakė, čia pristatymas tėvams, konsultacijos tėvams, kad tėvus nuraminti. Tikrai bus grįsta, tai yra sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai ir grįsta ankstyvų lytinių santykių prevencija. Taip pat lygiai tas pats buvo parašyta bendrųjų programų atnaujinimo gairėse, kad programa pirmiausia turės būti dermė tarp programų. Taigi reikia iš anksto pasakyti, kad dermės tikrai nėra, bent jau tarp katalikų tikybos mokymo ir šitos programos dermės nėra.
Mes padarėm analizę, dermės tikrai nėra. Jis yra viena kitai prieštaraujant. Ir taip pat bendrųjų programų atnaujinimo gairėse taip pat aiškiai buvo parašyta, kad tai yra lytiškumo ugdymo, rengimo šeimai ir sveikatos bus integruota. Taigi padarius analizę tikrai neintegruota. Nors sveikatos švietimo, ministras aiškiai sakė, kad šeima yra labai svarbi ir tikrai jinai yra. Tai reikia pasakyti, kad šitoj programai šeima paminėta 30 kartų, bet nei vieną kartą kaip šeima, kurią sudaro tėtis, mama. Tėčio mamos nėra, programa rašyta lyčiai neutralia kalba. Nėra vyro moters, nėra tėčio mamos. Ir šeima yra tik tai paminėta tik tai kaip kontekstas vaiko gyvenamosios vietos arba gyvenamosios bendrovės, bendravimo. Tai yra, kaip sukurti šeimai šeimos gelbėjimosi planą, jeigu yra koks nors cheminė ataka ar kas nors panašaus. Ir kaip bendramžių, kaip sinonimas, bendramžių šeimos ir taip toliau. Tai yra nerengimas šeimai. Kitas dalykas, kaip žiūri politikai, švietimo politikai žiūri į šeimą. Taigi reikėtų atkreipti dėmesį, ką sako pats ministras, kad tai yra, kai kurie visuomenės priešinasi gyvenimo įgūdžių programai, nes jiems labai patogu, kad šalyje vyksta chaosas. Tėvai yra tie, kurie chaosą kelia. O dar geriau reiškia ministrė. Jinai buvo Nacionalinė švietimo agentūra atsakinga kaip tik už gyvenimo įgūdžių programą. Agnė Liucilė Griškevičienė ir jos nuomonė apie tėvus. Mūsų vaikai labai dažnai patiria seksualinį, fizinį, emocinį smurtą ar nepriežiūrą, patiria ne kažkur kitur, o savo artimoje aplinkoje. Taip mokykla tampa ta saugia aplinka, kurioje gali būti pamatyti, išgirsti, apsaugoti. Mokykloje gali įgyti žinių, kad žinotų, kur kreiptis, jei yra skriaudžiami. Tai reiškia, kad tėvai neturi reikiamų įgūdžių pasirūpinti vaikais. Kitaip sakant, politikų nuomonė apie šeimą, apie tėvus yra nelabai kokia. Taigi, ar tikrai gyvenimo įgūdžių programa integruotas, kaip buvo žadėta, lytiškumo ugdymas ir rengimo šeimai? Lytinį švietimą, arba tiksliau sakant, seksualinį švietimą atskirti labai yra paprasta. Tarptautinė planuotos tėvystės federacija, kuri yra pasaulyje lytinio švietimo pagrindinė programų kūrėja, apologetė ir palaikytoja, jinai taip pat yra reprodukcinės industrijos dalis, nes lytinis švietimas yra reprodukcinės industrijos dalis, jinai vartotojus augina. Jinai išleido leidinį, kurį parašytas yra 7 pagrindiniai visuminio lytinio švietimo elementai. Ir tai yra 7 žodžiai, kurie yra gyvenimo įgūdžių programai. Tai yra gender, lytinė reprodukcinė sveikata, seksualinės teisės, malonumas, susitarimas. Susitarimas arba sutikimas tai yra kaip prevencija smurto seksualinio. Tai partneriai turi susitarti, kaip vienas kitą panaudos. Įvairovė, lytinė įvairovė ir santykiai. Visi šitie žodžiai, visi šitie raktiniai žodžiai netiesiogiai, bet per kontekstą yra atpažįstami. Nacionalinės programos ir gyvenimo įgūdžių programos turinio atrankos kriterijai, tai yra Nacionalinė švietimo agentūra iškėlė tam tikrus kriterijus, todėl kad reikia parengti mokytojus, kurie galėtų dėstyti gyvenimo įgūdžių programą. Programa yra privaloma, kaip žinot, ir todėl yra kriterijai, kurie turi atitikti, universitetai turi atitikti šitos kriterijus. Mokytojai baigę 10 kreditų programą gali dėstyti tik tai mokykloje gyvenimo įgūdžių programą. Taigi yra kalbama, kad lytinio potraukio abipusiškumas lytinių santykių metu. Tai yra susitarimas. Lyčiai neutrali kalba, kuri yra įkelta, kuria yra rašoma pati parašyta programa. Ir čia jūs matote lytiškumo ugdymo praktinį gidą, kuris yra mokytojams gyvenimo įgūdžių programoje yra siūlomas, rekomenduojamas. Ir ta pati Liucilė Griškevičienė pasakė, kada tėvai papriekaištavo, jog ten yra seksualinio turinio medžiaga. O kas su ją blogai? Jinai visiškai gera. Taigi, aiškiai parašyta, kad būtų įtraukiami įvairios lytinės tapatybės žmonės bei išvengiama dvinario skirstymo yra būtina rašyti lyčiai neutralia kalba. Taigi, programa parašyta lyčiai neutralia kalba. Kaip sako UNESCO, svarbu pakeisti heteronormatyvę terminologiją ir įvaizdžius, kad visi besimokintieji galėtų jaustis matomi ir atstovautimi diskusijose.
Turimi duomenys rodo, kad mokymo programoje, kurioje įtraukiama seksualinė įvairovė ir LGBTQ+ klausimai, gerina mokyklos klimatą ir saugumą. Malonumas yra įtrauktas į reprodukcinės sveikatos sampratą. Pradžia prasideda kaip fizinės, psichinės, socialinės gerovės būsena, ne tik ligų neturėjimas, tai paimtas iš sveikatos konstitucijos, tačiau antra dalis turi turėti tenkinantį saugų lytinį gyvenimą ir naudotis informuoti, tai yra švietimas ir taip pat tinkamas sveikatos priežiūros apsaugas, kitaip sakant, reprodukcinės ir lytinės sveikatos apibrėžimuose yra tiek kontracepcija, tiek abortai, tiek malonumas. Taigi, kalbant apie susitarimą, moksliniai spaudoj, feministiniai, tarp kitko, spaudoj yra rašoma, nors seksualinių teisų literatūroje seksualinis malonumas pristatomas kaip lyčiai neutrali teisė, tačiau feministinių tyrimų ir teorijų taikymas atskleidžia, kad tai yra giliai politinė teisė, kurie prieštarauja įvairioms moterų žmogaus teisėms. Seksualinio malonumo naudojimas moterų priespaudai yra akivaizdus tyrimuose. Čia keletą iliustracijų iš paskaitų, kurios dabar šiuo metu yra dėstomos Vytauto Didžiojo universitete, gyvenimo įgūdžių programoje, kurias veda įvairovės ir edukacijos namų lektorės. Sutikimas turi būti kiekvienų santykių siela. Turėkit galvoj, kad tai rekomenduojama kalbėti nuo 7 klasės, kada vaikams yra 14 metų. Mūsų baudžiamasis kodeksas sako aiškiai, paaugliai iki 16 metų neturi teisės duoti sutikimo. Ir jeigu partneris yra vyresnis nei 18 ir vyresnis, tai yra nusikalstama veika. Tačiau specifinis sutikimas pasiglamonėti nėra sutikimas, turėti lytinių santykių taip toliau ir taip toliau. Kitaip sakant, sutikimas tai maždaug įsivaizduok burgerį. Tai bendrai sutartas, užtikrintas, racionalus, galima persigalvoti, entuziastingas, reikalingas, informatyvus, specifiškas. Vaikai įsivaizduoja 7-okai burgerį prieš sutikdami lytiniams santykiams ir susitarė. Tai, kas yra toliau kompensuojama iš tos pačios paskaitos, kompensuojama hormoninė kontracepcija, tai yra Lietuvoje merginoms iki 15 metų, kurios kreipiasi į gydytoją, akušerį, ginekologą dėl kontracepcijos, kompensuojama intrauterinė sistema su levonorgestrinu. Tai yra hormoninė kontracepcija spiralė. Nekalbama apie jo žalingą poveikį, nekalbama programoje apie hormoninės kontracepcijos, kaip sustabdo hormoninė kontracepcija ir suardo moters vaisingumą, apie tai nėra kalbama. Informacija yra ribojama. Ir tai, kad informacija yra ribojama, tai yra akivaizdžiai reprodukcinės industrijos plėtros projektas. Taigi, klausimas dar vienas. Kodėl lytinis švietimas su socialiniu emociniu ugdymu? Niekam nekilo klausimas toksai. Man kilo toks klausimas. Kodėl į socialinį emocinį? Žmogus yra ir emocinė būtybė, ir emocinis raštingumas tikrai yra reikalingas. Mokėti išreikšti emociją, mokėti suprasti kito žmogaus emociją, kad nesužeistum. Tai yra teigiamas dalykas. Tačiau kodėl kartu su lytiniu švietimu? Atsakymą aš radau vienos mokslininkų straipsnyje. Lytinis švietimas netitiko homoseksualių asmenų lūkesčio, todėl kad jame daugiausia dėmesio skiriama techniniams reprodukciniams procesas, lytinio gyvenimo rizika ir paauglių nėštumo mažinimo, todėl pasekmės turi būti problemiškos. Pirmas šių aspektų patekimas kaip prioritetinių įtvirtina vertybės, kad heteroseksualumas ir heteroseksualinis elgesys yra normalus. Nors rizikingas, bet sudėtingas. O homoseksualumas ir kitoks seksualumas lytiniam švietime nėra svarbus arba geriausiu atveju yra toleruotinas. Emocinio raštingumo taikymas lytinio švietimo srityje yra labai aktualus ir būtinas, nes tai yra raktas į sklandžių žinių ir lytiškumo sampratos pasikeitimo. Kitaip sakant, programa, kaip jie patys rašo, dekonstruoja heteronormatyvumą. Ir aišku, kad tai yra ne tik tai švietimas, ne tik švietimo sistema, švietimo politikai, kuriais, aš manau, tėvai jau nebegali pasitikėti, bet mes neturim alternatyvos. Švietimo misija yra švietimas dėl tėvų, ne dėl tėvai dėl švietimo. Dabar apsisuko viskas, aukštinkojom. Ir gražiausia tai yra Konstitucinio teismo išvada dėl Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, prevencijos ir kovos su juo atitikimo Lietuvos Respublikos konstitucijai. Išvada.
Būtų skatinami moterų ir vyrų socialinių ir kultūrinių elgsenos modelių pokyčiai, siekiama panaikinti išankstinę nuomonę, papročius, tradicijos ir visą kitą praktiką, grindžiamą stereotipais moterų ir vyrų vaidmenimis. Būti vyrų ir moterimi jau yra stereotipas, tai yra tradicija, kurią reikia dekonstruoti. Kas yra mokyklose? Mes padarėm tyrimą, jis nedidelis. Tai yra apklausėm 5 mokyklų, Kauno 5 mokyklų abiturientės merginas. Iš viso 180 merginų. Tai čia tik tai viena skaidrė. Vaisingumo pažinimas yra savęs suvokimas ir apie vaisingumo pažinimą kalbės Ingrida plačiau. Apverktinos būsenos. Iš 180 į vaisingumo pažinimo testą gerai atsakė tik 4 merginos. Tik 4, visos kitos blogai ir patenkinamai. Tik tai 44% merginų žinojo, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Tai yra labai patogus nežinojimas reprodukcinės industrijos plėtrai. Ir ypatingai, jeigu mes kalbam apie lytinę tapatybę ir tai, kad gali pasirinkti, kuo tau būti, tai čia yra fantastinis biznis. Žmogus pasodinamas visą gyvenimą ant hormonų terapijos. Taigi informacijos ribojimas, tas, kuris yra ir gyvenimo įgūdžių programoje, moters ir vyro skirtumus atsiriboja tik lytinių organų anatominiais skirtumais. Aš pagailėjau jūsų akių ir neįdedu tų iliustracijų, kurios yra rodomos mokytojams. Tai yra nutylimas hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmas. Tai nepaprastai svarbi informacija moters laisvam ir informuotam pasirinkimui. Vaisingumo pažinimas vis dar neatrasta žemė ir abipusis sutikimams, lytiniams santykiams bei informacijos apie skirtingą vyrų ir moters lytinio potraukio dinamiką. Nėra skirtimo čia. Yra tik anatominiai skirtumai. Ir tas informacijos ribojimas, aišku, mažina pasirinkimo laisvę. Ir pasirinkimo laisvę, ypatingai moters pasirinkimo laisvę daro ne laisvą, o priverstinę. Taigi, kokios galimybės? Kaip aš jau įrodžiau, kad švietimo politikai, bandydami, stumdami šitą gyvenimo įgūdžių programą, melavo, kad bus integruotas lytiškumo ugdymas, kuris suprantamas kaip prigimtinio lytiškumo ugdymas, kaip vyriškumo ir moteriškumo ugdymas. Jo nėra. Apie šeimą taip pat nėra. Tai galima iš vis nieko nedaryti, to prasme laukti, nes melo kojos trumpos vis tiek kažkada tai suklups. Bet tai čia gali per brangiai kainuoti mums visiems, kol belauksim. Antras veikimas yra atvirai veikti prieš sistemą. Tik turėkit galvoj, kad sistema ne tik švietimo sistema, tai yra visa reprodukcinė industrija. Aš patyriau visą jos griūtį, negriūtį, bet visą rūstybę, taip galima pasakyti. Tai nėra taip paprasta. Arba slaptai veikti prieš sistemą, tai yra rezistentinis tėvų judėjimas, kad kurti alternatyvas, išsikovoti erdvę savo. Nereikia norėti užspausti, kad įvairovės visai nebūtų. Tai vėlgi būtų prieš pačią demokratiją ėjimas. Išsikovoti savo erdvę. Mes, kurie pripažįstam, kad tai yra lytiškumas, yra prigimtinis, kad yra vyras ir moteris. Šeimą sudaro tėtis ir mama. Šeimos vyro ir moters papildomumas. Mes turim išsikovoti savo erdvę mokykloje ir būtent šitos erdvės reikalauti. Nes to reikalauja patys demokratiniai dėsniai. Ačiū uždėmesį.